Žmogaus žarnynas – viena paslaptingiausių kūno vietų. Ilgais mūsų vidinio pasaulio koridoriais vyksta amžinas judėjimas, medžiagų pasisavinimas ir to, kas jau nebereikalinga, pašalinimas. Ši vieta glaudžiai susijusi ir su mūsų nervų sistema, todėl ir žarnyno veiklos sutrikimai labai įvairūs. Koloproktologija – mokslas apie tiesiosios žarnos ligas. Būtent šiems susirgimams Baltijos Amerikos klinikoje skiriamas didžiulis dėmesys. Dirba didelis koloproktologų ir kitų specialistų kolektyvas. Storosios žarnos vėžys, gerybiniai augliai, polipai ir aišku, hemorojus. Štai kas dažniausiai priverčia pacientus atlikti kolonoskopiją – storosios žarnos tyrimą. Juo galima užbėgti už akių onkologiniai ligai. Jeigu padarei kolonoskopiją, nieko neradai, jokių polipų, uždegimų, ten dar kokių tartinų vietų, beveik yra 100% garantija, kad tu per artimiausius 5 metus nesusirgsi storos žarnos vėžio. Nes viskas vystosi labai lėtai. Polipukas nuo lygios vietos, nuo gražios gleivinės iki polipo auga kelis metus. O dar kol jisai tampa vėžiu, skaitoma, kad praeina apie 10 metų. Nuo polipuko iki vėžio. Taip, kad jeigu per tą laiką padaryta kolonoskopija, pacientas yra, kaip sakyti, išgelbėtas nuo vėžio išsivystymo. Pacientai dažnai visus nemalonius pojūčius linkę suversti hemorojų. Tačiau medikai teigia, jog taip yra ne visuomet. Sakykime, ten jaunas 30 metų vyras atėjo su hemorojum, tai tiek tų ten tyrimų ir reikia. Bet jeigu atėjo apie 60 metų vyras sako, kad hemorojus, tai absoliučiai nereiškia, kad hemorojus jam ir yra. Reikia įsitikinti, kad tikrai nėra kitos priežasties ir tada užsiimti tų paprastesnių ligų gydymo. Hemorojus – liga sukelianti skausmą ir didelį diskomfortą. Baltijos Amerikos klinikoje medikai atlieka tyrimus, diagnozuoja ligą ir gydo pačiais moderniausiais, ypač tausojančiais organizmą būdais. Hemorojus gydymo metodų yra labai daug. Tai yra ir konservatyvus gydymas, kada skiriami vaistai, gali būti operacinis gydymas, kada šalinami išoriniai vidiniai mazgai vienu bloku. Yra nemažai ir tokių tausojančių operacijų, mini operacijų. Deja, negaliu nepaminėti nei vieno universalaus gydymo metodo, kuris tiktų bet kuriam ligoniui, bet kuriai hemorojų stadijų. Iš vis yra 4 hemorojų stadijos. Ir nustatyti, koks tinkamas būtent šitam pacientų gydymo metodas gali tik tai specialistas, chirurgas, koloproktologas. Tad pacientas gali pageidauti kažkokio to metodo, kadangi informacijos dabar yra labai daug, internete skaito, bet vis dėlto mes patarėm, ar tinka jam, ar apsimoka, ar neapsimoka daryti šitą procedūrą. Vieni iš naujausių tokių gydymo metodų yra tausojančios operacijos. Taip vadinama THD, transrektalinė hemorojus dearterializacija, kada Doplerio pagalba surandamos arterijos 6 vietose, kurios maitina hemorojinės mazgus, persiūnamos ir taip nutraukiama hemorojinių mazgų mityba krauju, reiškia priteka kraujo mažiau, nei nuteka. Čia tokia viena iš tausojančių operacijų, kada mes nenaudojam visiškai peilio, nei lazerinio, nei kauterio ir mazgai lieka, bet tik tiek, kad jie nėra perpildyti krauju ir žmogus nustoja kraujuoti. Jeigu mazgai iškrenta kelių žingsnių ir pakeliamas mazgas į viršų, netrukus Baltijos Amerikos klinikoje mes planuojam pradėti naują dearterializacijos modifikaciją panaudojant lazerį. Lazerio spindulio pagalba koaguliuoti, nepersiūt perrišti kraujagyslę, o koaguliuoti lazerio spindulio pagalba. Yra dar vienas lazerinis gydymo metodas koaguliuoti mazgą, reiškia mazgas, jis kaip lazerio spindulio pagalba, jis kaip suvyrinamas. Jis jau ir panaikinamas. Čia bus ne dearterializacija, o įvedamas zondas į mazgą ir traukiant į išorę tą mazgą, paleidžiam spindulį ir mazgas traukiasi. Visi šitie metodai
Arterializacija labiau efektinga pradiniam stadijom, antro laipsnio hemorojų. Trečio, ketvirto, gal to mazgo koaguliacija yra geresnė, taip, arba jeigu dideli išoriniai mazgai, tada paprasčiausiai neapsimoka jau tų minimaliai invazinių metodų taikyti, jau tada reikalingas chirurginis gydymas, ta tradicinė Milligam Morgano operacija. Sergančius įvairiomis žarnyno lygomis be koloproktologų Baltijos Amerikos klinikoje konsultuoja gastroenterologai, echoskopuotojai, psichologai ir dietologai. Viskas čia po vienu stogu ir be jokių eilių. Atsinaujinusi, tapusi ligoninė, Baltijos Amerikos klinika jūsų laukia Vilniuje, Nemenčinės plente 54A.